pakeitimų projektuose, priežastis, pasiekmes bei kaip galima būtų mažinti pakeitimų kiekį, pakeitimų skaičių. Konceptualioje stadijoje dirba ne visi vienodai nori ir intensyviai ir tada jau, kai jie pradeda detalizuotis, tai reiškia, kyla iš projektuotojų. Dalis Projektavimo klaidos. pakeitimų. Čia ne klaidos, čia yra tiesiog tai, kad ne visi vienodų intensyvumų dalyvauja užrakyti. Projektuotojai nežino galutinės statybų technologijos. Ir gal ir negali žinoti, ir gal ir nereikia žinoti labai ankstyvoji konceptualioje stadijoje. Tai čia toks, nežinau, kaip tą iki galo spręsti, bet... Bet jeigu nežino konceptualioje, tai nežinos ir techninio projekto metu. Ir skiriasi pakeitimai projektavimo stadijoje ir statybos stadijoje. Taip. Tai labai skiriasi. Tai čia esminis dalykas, kad projektavimo stadijoje tu keiti popieriuje, o statybos stadijoje tau gali tekti keisti betonę, metalę, žinai, ir visame kame. Ir tas gali kainuoti, belia kiek brangiau negu kad keis projektavimo stadijoje. Pakeitimai, kuo vėlesniai stadijoje, jie yra tos skausmingesni. Tarkim, pakeitimas konceptualioje stadijoje, kai dirba ten 3-4 specialistai, darbo užima tiek. Pakeitimas techninio projekto stadijoje, kai dirba 15 ar 30 specialistų, kainuoja dar kitiek. Pakeitimas darbo projekto stadijoje, kai jau vyksta statyba, galbūt tai kainuoja kažkokių gaminių vėlavimą ar statybos darbų perdavimą, yra dar brangiau. Ką daryti su tais pakeitimais, tai yra kaip juos suvaldyti. Suvaldyti projekto prasme, ta prasme, kad jeigu mes darom pakeitimą, kaip ir Tomas paminėjo, mes turim tą visą grandinę sprendinių, kurie velkasi vienas paskui kitą ir nelaiku darant pakeitimą, tai mes atsiduriam tikrai komplikuotai situacijai. Ir aš sakyčiau, gal reikėtų... Pavyzdys. Aš sakyčiau taip. Tol, kol mes taisom klaidas projektavime, tol tai yra tiesiog normalus darbo procesas. Ką Lukas sakė, tai yra, aš visiškai sutinku, normalus procesas yra daryti, kažkur kažkas klysta, padaro klaidą, mes turim daug sprendinių suderinti tikrai ribotai erdvėje ir ten tie nesuderinamumai čia yra natūralus dalykas. Jis turi būti kontroliuojamas, prižiūrimas, tai yra procesas. Taip. Tai tol, kol mes tą darom procesą, užtikrinam projektavime, tai čia yra tiesiog darbas. Bet jeigu mes tą pačią klaidą nusinešam į statybą, tai tu irgi... Jisai kažkaip patampa pakeitimu. Taip. Ir tada užsakovas, kaip tu sakai, o ką užsakovas? Sako, duok, man čia greičiau ir tu jam sakai, gerai, va tau greičiau, va tau leidimas, jis nueina ir statybos įstop. Tai kas geriau, ar pasiruošti, ar bėgti į statybą? Kas yra brangiau? Ar skirti papildomą mėnesį 2 pasiruošimui ir projekto kokybės gerinimui, sprendinių išgryninimui, samatai aiškiai, ar turėti statybų leidimą, valio ir bėgam, pradedam statyti ir tada žiūrim, kas gausis. Ar tavo geresnis projektas tau duos didesnę grąžą negu ten tas 10 000 eurų per mėnesį, ką tu laimėtum greičiau pradėti statybą ar ne? Jeigu tu jau pradedi statybą, ir tau prasideda realios išlaidos ten betonui, armatūrai ir toliau, ir tu skolinėsi dar plus 10 milijonų statybai, tai nuo 10 milijonų 5% yra 500 000 per metus, kas yra 50 000, 60 000 per... 40 tūkstančių per mėnesį. Ir tai projekto detalumas padeda rangovui draustis mažiau turbūt. Taip Užsakovo įsitraukimas ankstyvoje stadijoje, tai yra gerai. Ir svarbu tik tais, kad po to jau, kai priėmi tam tikrą sprendimą, kad, tarkim, konstrukcija bus surenkama arba bus monolitinė, po 3 mėnesių, kai jau būna atlikti ten kokie tai konstrukcijų skaičiavimai, nepakeisti to, nes vis dėlto betonuotojų neradom, o atsilaisvino gamyklą, reikia tada perdaryti. Praėjęs nemažai tų projektų, jų realiai pats įgyvendinęs esu ir aš vis tik jeigu pasiemi tą statistiką, kas yra nekokybiškas projektas ir kiek tai kainuoja, ir tas 20-30% papildomų kaštų bendro projekto, aš drįsčiau pasakyti, kad tai yra tiesa. Ateini statybą, tas blogai, tas netinka, tas nesuderinta, čia reikia pakeisti, reikia pakoreguoti ir aš sakau, kad taip išskirti yra tikrai sudėtinga, bet tas papildomų darbų užsakovui kainuojantis kaina, tai ir yra tie 20-30%. Šiaip iki šiol tai dažniausiai būdavo duok man statybos leidimą, neduok man kiekius. Jo, bet dabar biškai pasikeitė. Tai dabar galbūt bus kitaip. Projektavimo komandos nelankstumas tam tikrais atvejais
gali iššaukti tuos pakeitimus, kurie atsiranda vėlesniai stadijoje. Paslėpta problema, kad tas statytojas pats save apgavinėja tuo momentu, nes tas statytojas ten yra koks nors projekto vadovas, virš jo yra ten koks nors aukštesnis vadovas, ten fondo valdytas, dar kas nors, jis turi atsakomybių, kiekvienas turi savo grafiką ir tada, kai nusileidžia kito lygio, kuris turi dabar duoti leidimą, jam tas projekto kokybė tuo momentu laike pasidaro netokia svarbu, nes reikia šiandien atsiskaityti.